Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Labas rytas. Šiemet Lietuvos naujų automobilių rinka išgyvena tikrą invaziją iš Kinijos. Susidariau įspūdį, kad kas antras mano bandomas naujas automobilis yra iš Kinijos ir vis kito prekės ženklo. Ir jeigu galvojate, kad jau viskas baigėsi, jau viską išbandėme ir viską parodėme, tai ne, nes yra dar viena, bent jau mano nebandyta naujiena, tai BYD. BYD arba Build Your Dreams yra didžiausias pasaulyje elektrifikuotų automobilių gamintojas, aplenkęs Tesla. Testui paėmėme populiariausią Lietuvoje Sea Lion 7 modelį, didelį prašmatnų SUV kupė formomis. Tai vienas brangiausių BYD modelių, kurio kaina prasideda nuo 47 000 eurų ir kyla iki 57 000, bet jis ir siūlo daug. Mūsų bandyta brangiausia Excellence versija turi du 390 kW pasiekiančius elektros motorus, kurie dičkiui leidžia iki 100 km/h įsibėgėti per 4,5 sekundės, kas yra parašyta automobilio gale. 91 kWh baterija leidžia įveikti didesnį nei 500 km nuotolį pagal VLTP, nors kadangi galiūno efektyvumas vidutiniškas, realybėje nuvažiuojamas atstumas yra arčiau 400 km. Modelio dizainas, kaip ir būdinga autopramonės naujokams iš Kinijos, neturi nieko išskirtinio, bet atrodo solidžiai. O salonas gali pasijusti tarsi sėdęs į premium klasės automobilį. Tylus, erdvus, ergonomiškas, padabintas puikiomis medžiagomis ir žinoma, stebinantis technologijomis. Kiekvienas save gerbintis kinų gamintojas turi turėti kažkokią funkciją, kuri suteikia geras įspūdį. O BYD yra tikrai save gerbintis gamintojas, tai jis sugalvojo štai tokį įdomų dalyką, kaip pasukama ekraną. Nežinau, kam tai reikalinga, bandžiau pasivažinėti su vertikaliai pasuktu ekranu. Nepatiko, nematau tam poreikio, nes jis užstoja jo viršus dalį kelio, ir užduočių juosta yra gana siaura. Technologijų prasme, viskas BYD automobilyje yra gerai. Geriau nei pas europiečius, programinė įranga yra arčiau Teslos nei senųjų gamintojų. Bet priešingai nei Tesla, BYD turi nemažai mygtukų, dėl ko dedu riebų pliusą ergonomikai. Vis tik geriausia ne priekyje. Mane labiausiai nustebino galas. Čia yra tiek vietos ir tokios patogios sėdynės, kad Škoda Superb, Škoda Kodiaq tyliai rūko kamputyje. Kojoms vietos neįtikėtinai daug ir dar pėdas galima pakišti po priekinėmis sėdynėmis. Sėdynės minkštos, geros ir jos maloniai atloštos ir galvos atlošai taip pat labai puikioje pozicijoje. Be to, medžiagos taip pat čia yra puikios. Dažnai pas Europos ir ypač pas prancūzų gamintojus būna problema, kad priekyje apdaila graži, o galas, tai jau pataupom. Čia ne. Ir jeigu galvojat, kad BYD atstumdami galinės sėdynės atgal paaukoja bagažinės erdvę, tai irgi klystate. Ji taip pat didelė ir visiškai normali. Ir jeigu ką, po manimi dar yra taip pat nemaža daiktadėžė laidam ar kitiem dalykam. O ko norėti? Tai gerokai didesnis automobilis už, pavyzdžiui, Volkswagen ID4. BYD Sea Lion 7 ilgis išsitęsė toliau 4,8 metro. Ir dar priekyje yra labai didelė daiktadėžė laidams ir kitiems rakandams. Ir ką ten europiečių gamintojai sako apie dedikuotas platformas elektromobiliam? Kodėl jie turi tokius priekius ir nieko čia viduje? Kol kas viskas atrodo per daug gerai, kad tai būtų tiesa. Vis tik pradėjus važiuoti, iš maišo pradeda lysti ylos. Vienas bene keisčiausias man dalykas šiame automobilyje yra akceleratoriaus pedalas, nenatūralus ir šiek tiek vėluojantis. Gerai, įvažiavau į užmiestį, kur leidžiama 90, važiuoju 50 km/h greičiu ir nuspausiu akceleratorių iki dugno. Ir štai parodysiu, kas bus.
Vat pagreitėjau iki 89 km/h, atleidau akceleratorių, bet automobilis dar nesustojo greitėti, jis dar pusę sekundės greitėjo iki 92, iki 93 ir tada pradėjo lėtėti. Tiek paspaudus šiek tiek suvėluoja pusę sekundės, tiek ir atleidus jis suvėluoja irgi apie pusės sekundės. Labai neįprasta. Ir nejauku. Justi, kad BYD bandė sukurti prabangaus važiavimo jausmą. Automobilis išties nestokoja solidumo, komponentai atrodo geri, bet jų kalibravimas, sakyčiau, neįtin vykęs. Automobilis skaito ir perduoda garsu iš važiuoklės ir netgi pojūčių į kėbulą į sėdynę apie kiekvieną kelio nelygumą. Atrodo, kad tai yra labai standus automobilis, kuris turėtų būti link sportiškumo, bet privažiavus tokius didesnius kalnelius automobilis pradeda siūbuoti. Na, ir toks iki galo nesupranti, kaip viskas veikia. Šiek tiek primena rėminius visureigius. Aš įsivaizduoju, kad jeigu Bentley pagamintų rėminį pikapą, jis turėtų važiuoti kažkaip taip. Taigi, nieko kritiško, nieko blogo, automobilis gana komfortiškas, tačiau kažkaip neišspręstas. Nėra jis taip gerai subalansuotas, kaip tą moka padaryti 100 metų veikiantis Europos automobilių gamintojai. Taigi, kinų gigantas išties turi ką pasiūlyti. Technologijų prasme jis perspjauna senuosius gamintojus, medžiagų kokybė ir salonų išdirbimu šoka aukščiau bambos. Bet vakarų pasaulio gamintojai dar turi kozirių rankoje – subalansuotas važiavimo savybės.